Treneri, 3 pavyzdiniai kėliniai gynyboje. Kas ketvirtajame atsitiko, kad reikėjo gelbėtis rungtynių gale? Aš labai piktas, todėl kad mūsų žaidėjai pagalvojo, kad kažkaip kitaip galima krepšinį žaisti. Ir galima pamiršti tos dalykus, kurių dėka mes susikūrėm 20 taškų persvarą. Ir staiga pamiršom, ir staiga žiūrėk, vos neprašyktos rungtynės. Kada buvo vėl svarbiausi momentai, ketvirtajame ketvirtyje buvo likę ir 3 taškai, buvo likę 4 taškai ir 1 taškas buvo likęs. Nikas Nylas ėmėsi iniciatyvos, 3 atakas iš eilės. Ar tai jau įprasta yra, kad žaidėjas tiesiog žino, kad reikia imti viską ant savo pečių, ar jūsų nurodymai lemia aikštelėje, kad Nikas žaistų pats ir kurtų? Na, šitoje situacijoje buvo labai akivaizdu, kad reikia Nikui duoti kamuolį ir kad jisai šitoje situacijoje naudotų savo patirtį ir savo ramybę. 4 pergalės iš eilės Urbo nacionalinėje krepšinio lygoje, dabar vis tiek eliminavus šį kėlinį, kuris nebuvo pats sėkmingiausias. Negaliu eliminuoti aš jo. Niekaip negaliu aš jo eliminuoti ir esu labai piktas ir einu į Rūbinę pas kompaniją.